Galiausiai vykdžiau vieną iš savo šių metų planų, tai yra sudalyvavau Raudono kilimo premjeroje, o jeigu tiksliau, tai Džono Viko pasaulio balerinos filmo pasaulinėje premjeroje Londone. Buvo tikrai labai įdomu ir smagu. Tai nelabiausiai patikęs dalykas buvo tai, kad galėjom būti viename kambaryje, vienoje patalpoje kartu su visais šio filmo aktoriais. Tai yra Hollywoodo žvaigždėm Keanu Reeves, Ana de Armas, Normanas Reedusas, Ianas McShane'as. Žodžiu, buvo tikrai fantastiškai. Aišku, dar salėje buvo ir Pedro Pascalis. Va, aš spėjau jį užfiksuoti ir prasilenkėm ir net užuodžiau kvapą. Tai galim sakyti, kad buvom vienoj oro erdvėj. Ir pavyko dar gauti nuotrauką su Normanu Reedusu. Taip pat buvo suteikta galimybė žengti tuo raudonuoju ar šiuo atveju juoduoju kilimu. Ir ši patirtis buvo tikrai kitokia, tikrai išskirtinė, galiu pasakyti, eini ir visos akys yra į tave, pro tave praeina ir Donis Ienas, ir kiti aktoriai. Žodžiu, tikrai buvo labai įspūdinga. Prieš pat filmą patys aktoriai ir kūrybinė komanda ir režisierius Lenas Weismanas tarė savo žodį, bet labiausiai turbūt sujaudino būtent Anos de Armas kalba. Ji buvo labai trumpa, bet iš esmės labai jautri. Ji padėkojo Keanu Reevesui už visą palaikymą, nes būtent su Keanu Reevesu Ana de Armas pirmąjį savo vaidmenį atliko hollywoodiniam projekte, dar tada, kai jį nemokėjo anglų kalbos. Ir jis iš esmės buvo toks kaip globėjas ir dabar jį labai jautriai ir net susigraudinusi pasakojo šią istoriją ir visa salė tiesiog darė Bet iš esmės tai buvo nereali patirtis. Apie filmą dar kalbėti negaliu, nes yra embargas. Padarysiu video iškart pasirodys tada, kai jau bus galima kalbėti, tai yra kitos savaitės trečiadienį. Aš tikrai labai laukiu to filmo pasirodymo Lietuvoje, nes jisai šiaip galiu pasakyti tik tai taip. Jeigu mėgstate Džono Viko franšizę, tikrai eikit ir žiūrėkit. Tikrai būtinai nueikite pažiūrėkit. Labai verta didžiojo ekrano. Visą tai nebūtų įvykę, nebūčiau ėjęs juoduoju kilimu, nebūčiau dalyvavęs premjeroje ir matęs filmo ir atskridęs į Londoną ir bendravęs turinio kūrėjais ir Lionsgate studijoje ir su visais kitais, jeigu ne jūsų palaikymas. Tai ačiū jums labai. Taip pat labai noriu padėkoti Acme Film už tai, kad jie suorganizavo šią galimybę ir aš galėjau čionais atvykti. Ir aišku visiems, kurie mane palaiko. Tai ačiū jums visiems, tikrai jaučiu didelį dėkingumą ir esu tikras, kad tai bus tik tai pirmoji premjera ir galėsiu daugiau su jumis pasidalinti įvairiais įspūdžiais iš tokių renginių.